skambinsim tokiam bachuriukui. Jis yra Andrius iš Kupiškio. Jam yra 18 years old. Jis kabina merginą iš Rokiškio, kuri vardu yra Raminta. Ir galite apsimesti Ramintą. Ne, Ramintą neapsimesiu. Aš gal apsimesiu. Tiesiog Ramintos draugė. Ir labai sakysiu, kad pavydžiu, kad tu skambini ir, nu, žodžiu. O Jėzau, kaip liūdna, kai nėra Olgos šalia. Tokia nevisavertė jaučiuosi. Trūksta tokio kažkokio tai impulso gyvenime. Nežinau. Klausau. Sveikas. Alio. Alio, labas. Nu. Klausyk, čia Andrius? Ne. O kas? O kas skambina? Aš esu Živilė. Ai, nu. Nu, o tu Andriukas? Ką? A čia Andrius iš balso, kažkoks vaikiškas balsas. Andrius čia? Nu, tai gali būti jo. Ką veikia? Nieko, prie kompo sėdžiu. Klausyk. Aš iš tikrųjų norėjau pakalbėti apie Ramintą. Apie ką? Apie Ramintą. Kokią Ramintą? Tai kurie čiešinė. Tai kad nečišinė, kas Ramintas? Nu, ką čia kalbė dabar? Aš žinau, Nu, man įrašė, rodė viską, ką tu su ja darai. Eik, tu rimtai? Nu, taip. Nu, tai kad apsirink nečišinė, šiek Ramintas. Tu kabinė... Nenervuok, žinok, jau vėl reikės man čia pradėti rėkti ant tavęs. Iš Rokiškio, Raminta, mano draugė. Tai aš ją čiešinau anksčiau, bet jau senai viskas... Nu va, pradėjai dabar. Tu biški kramtiką kalbį girdė. Jo, gerai. Nes žiūriu, žinok, čia visi jūs vienodi esat. Biški paturit ir paskui pametat. Jėzus, nebeišturint. Tu supranti. Nu, kuo tu juokiesi čia dabar? Tai kad juokingai kalbi. Aš juokingai kalbu. Jo. Tu juokingiau atrodys, kai mes susitiksim, žinau. Rimtai? Nu, taip. Ai, nesavo. Klausyk, tai kodėl, kas dabar nutiko su Raminta, kodėl nebeišėjo niekas? Nu, tai jau neišėjo ir tiek. O ką tu su ją darėjai? O ką aš turėjau su ją daryti? Lietei ją? Ką? Ar tu lietei ją? Tu biški nebesvaik. Ar tu lietei ją? Tu man atsakyk dabar. Kad aš moteris esu, tai čia, žinai, gali kalbėti kaip su manim, aš pripratu, žinok, su manim visi yra kalbėję. Tai tegul ir kalba, aš tai nekalbėsiu. Tu buvai merkės? Oi, blėt. Nesikeik tu. Oi, gerai, atsiprašau. Ar buvai merkės, sakau? Koks skirtumas? Nu, didelis mano draugė verkia dabar, supranti, jeigu jį pasakys savo tėvam, tai atvažiuos čia tau, žinai, kokį bardaką padarys. Tai tegul, nu, tai gerai, lauksiu. Lauksi. Nu, tai pasakyk, būk kaip vyras, nu, kad ir tau dar pienas nuo lūpų nenudžiūvęs, nu, bet tai pasakyk, nors, žinai. Jo, nenudžiūvęs, jaudinė. Dar dabar įsigert, kaip tik pašyla. Andriukai. Nu. Man paprastą klausimą, nes Raminta man sakė, kad tu prisilietė prie jos, kad tu įskaudinai jos mažą širdutę. Ji dabar verkia. Ir sakė, kad tu apgavai ją. Tu žaidėjai su jos jausmais. O dabar galiu aš paklausti? Neturi ką tu paklausti, tu man tik atsakyk, ar tu įmerkiai ar neįmerkiai savo tą mažą Koks tai skirtumas? Nu, man didelis draugė yra, nu, kad tu irgi. Tu nori, kad gal aš atvažiuočiau, galėsi merkti viską. Nu, tai sakau, kad man sakė, kad tu tai padarėjai, tai aš noriu įsitikrinti, ar tai yra teisybė ar ne. Jėzus mano, kas per turinį šiais laikais. O gali dabar aš paklausti? Ką tu nori manęs klausti? Čia vėl Lukas sugalvoja. Koks Lukas? Kas tas Lukas? Bekevičius. Tai aišku, kad Lukas sugalvoja. Tai čia išdypa feimas skambina. Valio! Čia prisijungęs visokių, žinok.
Taip, iš Zip FM skambina. Andriau, tave užregistravo Lukas. Tai jau taip ir supratau. Čia tavo draugas? Jo, geriausias draugas. Matai, po šio skambučio gali būti ir nebegeriausias. Jisai parašė apie tave, kad tu kabini merginą iš Rokiškio, kuri yra vardu Raminta. Ir kad tu ją, visaip ten padarėjai. Viskas aišku tau. Jo. O kas su Raminta? Nepatiko tau, baigėsi meilą ar kas ten? Tai kita atsirado. Ne, iš kur, iš arčiau? Matai, į Rokiškį toli važiuot matyta, ne? Ten pat. Ne? Jo. Ramintos draugė? Jo, tai. Nu, tu kiet senė. Nu, tai taip atsitiko, ką padarysi. Nieko. Supratau. Gerai, tai ką? Vaikščiok atsargiai gatvėm. Gerai. Iki.